Va, sėdžiu tūlikė vienas, prikolinu prieš kamerą, galvojau valgyt pasidaryt, bet neturiu ką. Su kambarioku iš visų susikalbėti neišeina, kas 5 žodį suprantu. Liūdnas čia barake gyvenimas mano. Kažkur girdėta? Jeigu taip vadinasi, nepaklausai tada Vidmanto ir tapai studentų Lietuvoje. O dar blogiau, gyveni bendrabutyje. Bet egzistuoja visų tavo bėdų sprendimas. Tai mano YouTube'as kanalas. Šiame trumpame klipe aš pristatysiu visus savo ateities filmukus, kurie išmokys tave gyventi bendrabutyje. Leisi spėti. Užimtas dušas, sugeręs dušas. Nėra dušo. Mano kanale rasite atsakymus ne tik, kaip apeiti šias problemas, bet ir naudingų patarimų, kaip išsiplauti gatavą šampūną, išsivalyti dantis be dantų pastos ir net išsiskelbti kojas be muilo. Neturi ko valgyti, nemoki paskambinti valgyti, neturi ko gerti. Nieko. Nes aš tave išmokysiu, kaip paskambinti valgyti greitai, pigiai ir skaniai. Ir kaip užsiraukti Tado Blindos alaus. Špyga tu pat. Kalbu bendrabučio kambarį, kuris atrodo kaip po Černobylio avarijos, jautiesi vienišas ir atstumtas. Kartu su kambarioku, kuris nemoka pasakyti išplauk indus. Bendrabutyje neturi draugų. Tavo bėdas tuoj bus išspręstas. Aš galiu tau padėti. Nes aš tave ne tik išmokysiu, kaip skylę paversti namais, bet ir kaip paguldyti kambarioką ant menčių. Išmoks nusiprausti, užsiraukti Tado Blindos alaus ir susitvarkysi kambarį, tada bus pats laikas pradėti mokytis bendrauti. Jau, what's up, broli, kas geras, seni? Aš Airdas Janušauskas. Ir čia buvo mano filmukas Medijų studijų vado paskaitai. Jeigu dėstytoja parašys man 10, pažadu, kad susuksiu ranką. Ir man šalta, dėl to baigiu. Prisijungiu.